Na ką, sveiki visi, su jumis aš Elina ir nežinau kaip čia dabar pradėjus. Realiai galiu pasakyti tiek, kad manau, kad aš pradėsiu kurti video ir ta prasme po tiek laiko, kiek aš nekūriau, aš negaliu teikti, kad tai bus vlogai arba bus tas pats, ką jūs anksčiau matėte. Tiesiog per visą tą laiką daug kas pasikeitė, žinoma, pas visus daug kas keičiasi su laiku ir tiesiog mano video bus kitokie. Dabar mano video bus tiesiog mano mintis. Ką aš galvoju apie tam tikrus dalykus ir nebus, ta prasme, negaliu sakyti, kad bus keliamas video kas 2-3 dienas. Tiesiog, kai man kils kažkokios mintis, kažkokie pamąstymai arba mintis, kuriomis aš norėčiau su jumis pasidalinti, tas video iš karto ir atsiras. Kartais apie daug ką mąstau ir tiesiog norėčiau pasidalinti tomis mintimis. Taigi šiandieną aš kalbėsiu apie kelis dalykus. Pirma, aš pakalbėsiu apie žmonės. Ta prasme, apie žmonių tokį labai negražų ir negerą įprotį. Tas įprotis yra jiems labai ne į naudą. Tai žmonių įprotis viską nukelti kitai dienai. Ir tarkim, sėdi ir tu turi mokintis, arba nori nueiti į sporto salę, arba dar turi tam tikrų reikalų ir tu vis sakai, ai, padarysiu rytoj. Ateina rytojus ir tu viską vėl nukeli kitai dienai. Ir tiesiog lieka paskutinė minutė ir tada tu darai viską. Realiai pagalvojus, iš tikrųjų, kartais yra geriau viską nukelti kitai dienai ir tiesiog sėdėti ir neveikti nieko. Bet logiškai pamąsčius, kodėl mes taip darom? Jeigu mes, tarkim, galėtumėm vieną dieną pradėti kažką daryti ir kitą dieną mums darbo liktų mažiau ir taip mes galėtumėm greičiau tobulėti ir užsibrėžti vėl kitus tikslus ir kitą dieną pradėti siekti kažko naujo. Tiesiog tas mūsų rytoj labai stabdo žmonės ir stabdo žmonių tobulėjimą. Patį savyje augimą, galbūt galima pasakyti ir taip, kad tiesiog mes stabdome patys save, nors turime visas galimybės, mes turime laiko ir tiesiog tą laiką dažniausiai išeikvojame nenaudingai tikriausiai, sakydama rytoj. Ir tiesiog turėtumėm vertinti kiekvieną dieną ir imti iš kiekvienos dienos galimybių tiek, kiek mes turim. Nes, na, visko gali būti, kad galbūt rytojaus ir nebebus, bet mes apie tai nemąstom, mes visą laiką mąstom apie rytoj. O tiesiog atsisėdi, aš noriu padaryti tą, man reikia padaryti tą ir tą. Ir tada logiškai pamastai, ar aš dabar sėdėsiu prie kompo ir veiksiu nieką, ar žaisiu kažkokį žaidimą, ar aš geriau pradėsiu daryti tai, ką man reikia padaryti, arba nueisiu sporto salę, nes aš noriu ten nueiti. Ir tiesiog, kai tu tą dieną padarai kažką, ką tu planavai ir nenukėlei rytdienai, tu iškart žymiai geriau jautiesi. Tai manau, kad nereiktų visko nukelti kitai dienai, o tiesiog bent jau dalelę mažytę to darbo, ką tu nori padaryti tą dieną. Pogi norėčiau pakalbėti apie žmonių baimę rizikuoti. Dažniausiai turbūt galima susijęti šitą dalyką su tuo, kad kodėl žmonės yra tokie priklausomi nuo kitų nuomonės. Kodėl žmonės dažnai meta savus tikslus vien tik dėl to, kad kažkas kažką pasakė arba kažkas kažkaip pakomentavo. Ir tiesiog žmogus, kaip galima sakyti, paveiktas kitų nuomonės ir kitų komentarų, pats save žlugdo, nes realiai visą gyvenimą atsiras žmonių, kurie kalbės, kurie bandys tau įkasti ir norės tiesiog galbūt pasijaus geriau nuo to, kad jie paveiks tave blogai ir jie tiesiog matys, kad tu stovi vietoje vien tik dėl to, kad jie tau kažką pasakė. Ir jeigu tu manai, kad tavo tikrieji draugai tau pasako, tu čia šito nedaryk, tu čia atrodai kaip debilas, bet jeigu tu viduje turi užsibrėžęs tikslą, jeigu tai yra tavo tikslas, jeigu tai yra tavo noras ir tu turi svajonių, tu turi ir privalai jų siekti, nesvarbu, ką šnekės kiti. Nes realiai visi kiti aplink žmonės dingsta anksčiau ar vėliau ir tiesiog jie už tai to gyvenimo nenugyvens. Ir tu turi pats dėl savęs stengtis, tu turi pats dėl savęs mokintis, tu turi pats dėl savęs kurti visą tai, ką tu turėsi, nes kiti žmonės tavo gyvenimo nenugyvens ir jie už tave tau kažko nesukurs. Ir tiesiog turiu įsidėti labai stiprius šarvus to klausimu. Jeigu žmogus, kad ir tave, tarkim, palieka, kad ir draugas ar kažkas nuo tavęs nusisuka, tu tiesiog turi įrodyti, kad gerai, tu nuo manęs nusisukai, aš nepalūšiu ir aš įrodysiu, kad aš galiu vienas visą tai padaryti. Nes tiesiog žmonės paskutiniu metu labai pikti ir jie labai nori kasti vieni kitiem. Tiesiog nežinau dėl ko, galbūt jie įsivaizduoja, kad jie prieš kažką atrodys kietesni arba tiesiog turės kažką daugiau vien tik dėl to, kad kažkokį žmogų atsiprašant sudirks ir, nu, kaip čia pasakius, sudirbs tą žmogų. Jie galvoja, kad jie nuo to bus kietesni. Bet iš tikrųjų, jeigu matai, kad apie tave šneka ir šneka negerai, jeigu kažkas bando tau pakišti koją, kai tu sieki savo tikslų, tu žinai, kad tu eini tinkamoje linkme.
Ir tu vienintelis gali žinoti, ko tau tikrai reikia ir ko tu tikrai nori. Niekas kitas už tave to geriau nežinos. Man irgi yra daug kas sakė apie mano vlogų, tikrai labai daug pašaipų esu sulaukus ir visa kita, bet, na, jeigu aš tai darau, tai yra mano gyvenimas ir jeigu man tai patinka, aš tai ir darau. Tebūnie jie užsiema savais ten reikalais ir savo veikla. Kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir jeigu žmogus kabinėjasi prie to, ką tu darai ir jiems visą tai netinka, vadinasi, jų gyvenimas yra per daug nuobodus ir jie savajam gyvenime neturi ką veikti. Ir tiesiog, na, gerai, susidomėjai mano gyvenimu, tau atrodo, kad aš darau blogai, o aš įrodysiu, kad aš darau gerai. Ir tiesiog reikia nebijoti rizikuoti, reikia nebijoti bandyti, nes yra labai pasakymas geras, kuriuo aš paskutiniu metu ir gyvenu, ypač kai išvykau čia, kad geriau rizikuoti ir nusivilti, nei nerizikavus gailėtis. Visą laiką verta pabandyti, mes gyvenam tik vieną kartą ir kiekviena diena mums suteikia 100 000 naujų galimybių. Ir tiesiog mes patys save esam užgniaužę taip, kad mes nieko nebesiekė, mes turim susikūrę tą mažą savo pasaulėlį, kuriame yra ta rutina, kurioje mes sėdim. Ir tiesiog tas visas laikas labai greitai eina, viskas labai greit sukasi, mes nepastebim, kaip bėga dienos, valandos, metai. Ir tiesiog po kažkiek metų, kad ir aš va čia sėdėdama, po kažkiek laiko pagalvoju, Elina, ir ką tu per tą laiką padarai gero, ką tu pasiekiai? Tu nieko gero iš to nepadarai, o tu tiesiog turi turėti tikslų, tu turi užsibrėžti, tu turi norėti tobulėti. Ir tiesiog, kai tu pats tobulėsi, tu jausi, kaip yra gera gyventi, tu pradėsi džiaugtis smulkmenom, tu pastebėsi smulkmenas ir jos tau suteiks laimę. O tiesiog pikti žmonės, jie visą laiką, jiems suteiks laimę tai, kad kažkam yra šūdina. Ir tu tiesiog neparodyk, tu tiesiog gyvenk savaip, nes mes turim gyventi kiekvienas dėl savęs. Ir tiesiog norėčiau šio video pasakyti, tai yra mano nuomonė, kad realiai žmonės yra per daug viską atidėliojantis, jie iš tikrųjų yra per daug naivus, tikėdami, kad viską jiem atneš kažkas arba padėkliuko ir tiesiog, ne, jeigu tu nori gyventi gerai, tu privalai pats to siekti, nes niekas kitas už tave tau to nepasieks. Tiesiog tobulėjimas savyje yra pats geriausias dalykas. Tu turi užsibrėžti, sakau, tikslus, jų siekti ir tiesiog tu pajausi, kaip viskas aplinkui yra gražu ir kaip yra gerai. Nes kai tu sėdi savo rutinoje, tai viskas yra tamsu, tu kaip vežliukas sulendi savo tą visą kiautą ir tu tiesiog nematai viso to, kas yra aplinkui. Todėl nežinau, čia tiek buvo mano minčių šiandieną. Tiesiog norėjau pasidalinti savo mintim, kas mane slegia ir apie ką aš labai dažnai pagalvoju. Aš nebenoriu iš savęs laužti durnės ir tiesiog noriu geriau atvirai pasišnekėti. Galbūt, kai būsiu savimi, kažkam atrodysiu durna, bet žinosiu, kad kažkas neįsimylėjo mano padaryto veido. Ta prasme, kad aš prieš kažką apsimetu kamerą, įsijungiu ir apsimetu kokia aš, visą laiką tokia, ne, aš nenoriu tokia būti. Ačiū, kad sugebėjote važiuoti šitą video iki galo, nes tikrai, manau, jis bus netrumpas, nes kai tu sakai savo mintis, niekada negalite trukti trumpai. Galbūt jūs norite kažką man parašyti komentaruose, visada prašom, aš su jumis padiskutuosiu, pasiklausysiu jūsų nuomonės. Taigi su jumis buvo aš, Elina, mylėkit, būkit mylimi ir saugokit vieni kitus. Čiau, čiau!